nebijok eiti į skausmą. Nieko nenutiks. Į tai, kas nepatogu ir tai, kas baugina. Aš žinau, kad nesąmonė. Tik protas pisa protą ir viskas. Taip. Bet iš tikrųjų realybėje nieko nenutiks. Taip. Gali kūnas užimti kvėpavimą, gali pasipurti, truputį paskaudėti 3 minutės ir viskas. Taip. Ir išeis tas skausmas. Bet jeigu galvoji rutulioji, tai tada kankiniesi. Bet niekas tavęs nekankina. Tu save kankini. Va tas yra supras, kad niekas tavęs nekankina. Nei vyras, nei ten dar kažkas, ten reikalai, darbai. Nei miręs tėvas, nei mirus mama, nei vaikystė, nei paauglystė, nei santykiai, nei išprievartavimai, nei ten žudymai. Niekas tavęs šią akimirką nekankina. Vienintelis, kas tave kankina, tai tu pati save savo mintimis arba tų minčių tikėjimu. Taip, nei protas tavęs nekankina. Tegul eina tos mintys, koks skirtumas, tegul eina. Bet jei tu jom patiki, jeigu eini su jom akla ir vis dar tiki, tai tada tu pati save kankini. Ar žinai, niekas kodėl? Nekankina. Nes tai, kuo Dievas patiki, tampa tikrovė. Taip. Jūs kaip deivės, jeigu patikit šūdu, šūdas tampa tikrovė. Taip. Tai tampi ir kalta, ir auka, ir vargšė, ir neturtinga, ir nabagė, ir vieniša, ir nuskriausta, ir tėčio nemylėta, mamos neglostyta, senelių atstumta, močiutės košės neišvirta. Nu ir ten prasideda, ten gali 1000 kapstytis dalykų. Bet jeigu šią akimirką pamatai, kad manęs niekas nekankina, niekas manęs nekankina, tik aš pati save kankinu mintimis ir sustoji, nes tai durna daryti, tiesiog kvaila, tiesiog nelogiška. Kam pjaustyti su peiliu savo ranką? Taip, arba kam ten savai laužą kišti, durna. Dal bajovas gal. Taip, bet žmonės taip daro. Mama nemylėjau, tai iki dabar save pjaustau. Tėtis atstūmė, tai visus vyrus žudau. Nu tai kam? Tada paėmė logiką, įsijungi galiausiai ir galvoju, šakės. Bet būna, kad pats prisitaikai, žinai, kažką išgirsti ir blemant, tu gal ir man čia taip, gal iš tikrųjų, jo, jau įsivėlį tą tokį šūdą. Kai taip pjausto, tai ir tu pjausti, normalu pjausti. Bet čia ir yra tas smegenis taip yra pritaikytas, žiūrėk tyrimą, ten kažkokiam beždžionėm davė kažkokį maistą ar kažko nedavė. Ir ten, kas jom vyko kitoj saloj, beždžionės jautė tą patį ir to pačio norėjo, reikalavo. Tai čia tiesiog taip yra smegenų darbas, tas energijos, bet žmogus tai yra mąstanti būtybė, jis gali pasakyti, ar aš noriu tuo tikėti, ar aš noriu taip gyventi, aš noriu gyventi, kaip gyveno mano mama ir tėtė, aš noriu taip gyventi, kaip mano senelį, palauk, aš čia dabar. Ir nesielgia kaip beždžionės, elgiasi kaip mąstanti būtybė. Kaip tik matai ir išmoksti, ko nedaryti tau gyvenime. Taip, o ne klai. Tėtis ten buvo toks, tai ir aš davai tokia būsi, palauk, tai aš noriu taip, kas čia dabar, kas čia man trinktelėjau tą galvą, aš noriu savo gyvenimą gyventi. Ne taip, kaip jie gyveno, tikrai nenoriu. Ir tada palauk, sakai, tai aš pasižiūrėsiu, ką aš čia tokio darau, kas čia šis net nei tema apie mane. Ir viskas. Bet čia nėra kažkokia mistika, nėra čia kažkoks abrakadabra, kur reikia šokinėti aplink laužą, dainas, traukti kortas ir čia medituoti. Čia tiesiog įsijungi mąstymą kartais. Ne ta, kur sako, kad tu kvailas, durnas, kaltė, bet ta, kur tau palauk, pasakai, aš tikrai kalta, kad tai, kai dariau, kad jaučiau tai daryti ir norėjau tai daryti. Ir širdim jaučiau. Ir dabar aš kalta dėl to, kas čia per dalykas. Ir viskas. Reikia tą galą įsirašyti, taip žinai, kad tą galiuką, žinai, ir taip ir kaip jau žinai toks. Bet čia aš iškirpsiu. Jo, iškirpa būtent. Jo. Ir tu paklausai, sakai, rimtai, ir geras, ir vėl patikėjau, eina savo. Klausysiu kaip mantra dabar kiekvieną dieną. Kodėl tas protas toks priešas mums būna? Kad jis ne priešas.
Jis ne priešas yra, jį reikia naudoti pagal paskirtį. Žmogus jį naudoja, kad save ėstų, kad kankintųsi, kad ėstų, kad ten varytų. Bet jei jis naudotų pagal paskirtį, jis sakytų, ar aš tikrai noriu to tikėti, ar aš tikrai noriu taip gyventi, o kaip aš noriu gyventi, o kaip aš noriu daryti. Tai tada ir tas protas, kitų pagaliau, ir jisai tau neštų tai, ko tu nori. Tai tu pats kuri savim. Čia ne protas kažkoks kaltas, ne ego, nėra čia nei protų, nei ego. Tai eina mintys, jos visą laiką eina. Bet tai kokias tu patys mintim tiki ir kokias tu daugini. Kaip sako, kur dėmesys, ten energija. Tai tau dėmesys pastoviai dramui, tai tu ir gyveni dramą. Bet tai tu dėmesys savo sutelki kitus dalykus, į tiesą, į gerumą, į džiaugsmą, į neklausai tų dramų, netiki tom kaltėm, baimėm, viskuo, tai pas tave auga tas dalykas. Ką augini, tą turi. Ta visa energija, kur skiri kaltinties save, smerkti, teisti kitus ir save, tu skiri kūrybai, skiri augimui, kūno stiprinimui, skiri tiesiog plėtimuisi savo, tavęs neknisa, nes belekiek energijos sunaudoja visos tos ego programas, vis leisgi vis po to sėdi, nieko nebenori. O kai šitą pereini, tu nežinai, kur dėti energijos. Aš turiu sportuoti kas dieną, kas antrą dieną, lakstyti miške. Bet ne taip sportuoti ant hantelių kilogramus. Matytumėt, kartais pažiūri per langą, tai galvoja kaimynai, kad čia koks gorila varo. Turi kelti spaudimas, tais hanteliais, basas. Tas eina, toks milžinas, eina savo, tai gal kaimynam. Da po to rašo rytis, iš kur baltymų gauni. O valgo rytis kokteiliukas, pusryčiam, pietum kokteiliukas ir vakarieniai kokteiliukas, vaisių kokteiliukai. Morkyčiai dar. Anda, morky kartais. Ne visada būna tų morkyčių. Esmė yra, kad yra čia didelė iliuzija visko. Jūs turite savo tiesą ir pamatyti, kiek jūs išdūrė visi ir pasijuokti iš to ir viskas. Taip, ir gyventi taip, kaip jūs norit gyventi. Ateina, atsigulėti į lovą, ateina tėčio mamos balsas, ką tu čia, ku čia tingi. Nu čia dabar sakai, ką tu man čia, aš guliu. Ir pamatai, kad nesąmonė, kad tie balsai galvoj nesąmonė programos ir kad nustotės tikėti jūs ne vaikai, ne vaikystė. Suaugę žmonės, kur gali savo pasakyti, aš tuo netikiu ir gyvenu taip, kaip aš noriu. Ir viskas. Galit savo būdu daryti, galit prisijungti pas mus, su mumis tai daryti, su mumis paprasčiau, nes mes jau einam į tai ir perėjom daug. Ir ateikti akademiją visi. Ir iškirpsiu šitą kaip įrašą akademijai. Ir lauksim jūsų akademijoje ir šitą gali dėti.